Labas, aš esu daktarė Mažina Mackoit-Sinkevičienė ir tai yra trumpa fizikos paskaita. Įvedus jos pavardę, internetas pateikia apie 16 000 rezultatų. Mažinos sritis yra kvantinė fizika. Tačiau man ji įdomiausia dėl to, kad sugeba populiariai ir aiškiai papasakoti visiems sudėtingus dalykus. Universiteto fizikos fakulteto mokslo darbuotoja daktarė Mažina Mackoit-Sinkevičienė. Labas rytas. Labas rytas. Kas yra tie kvantiniai deimantai ir kuo jie skiriasi nuo tų, kuriuos esame įpratę matyti, pavyzdžiui, juvelyrikoje? Ladies and gentlemen, Mažena Mackoit-Sinkevičienė, theoretical physicist and researcher at the Vilnius University Institute of Theoretical Physics and Astronomy, is receiving this fellowship for her research called Quantum Metrology with Cold Atoms. Dėl to, kad daugelio tų žaidimų pasaulių pagrindas yra tikri egzistuojantis fizikiniai dėsniai ir apie jums papasakos Vilniaus universiteto fizikė daktarė Mažena Mackoit-Sinkevičienė. Kas tai buvo greta Mėnulio prieš kelias dienas, ar tai buvo Venera ir jeigu tai buvo Venera, kodėl ji buvo tokia ryški? Kalbuosi su Vilniaus universiteto fizikos fakulteto mokslininkė Mažena Mackoit-Sinkevičienė. Dėstytoje aš perskaičiau šituos visus žodžius, kuriuos atskirai suprantu, bet kai jie yra viename sakinyje, aš nesuprantu, apie ką eina kalba ir tikiu, kad yra nemaža dalis žiūrovų, kurie nesupranta, tai kągi padarė šitie trys fizikai. Gal jūs galėtumėt paprastai paaiškinti? Šis epizodas mini reikšmingą įvykį bent jau šiam kanalui, nes jau pasiekėm 3000 prenumeratorių. Nuoširdžiai džiugina ir faktas tai, kad šie epizodai sukasi ne tik tais kiekvieno iš jūsų namuose, bet jie taip pat yra rodomi mokyklose per skirtingas pamokas, jie sukasi ir astronomų būreliuose, mano žiniomis, jos žiūri ir fizikos olimpiadininkai, fizikos olimpo moksleiviai, suaugę žmonės ir dar daugiau ir dar daugiau. Ta iniciatyva stiprina mūsų visų pasitikėjimą mokslo ir būtent tai, mano akimis, turi didžiulę prasmę. Ačiū, kad esat kartu. Fraktalai. Žodis fraktalas kilęs iš lotynų kalbos fractio, trupmena, dalis. Tai yra geometrinis objektas, kurio pagrindinės savybės nepriklauso nuo mastelio. Kad ir kiek jį artintumėt ar tolintumėt, jis atrodo visada panašiai. Fraktalą galima padalyti į mažesnes dalis, kurios yra apitiksliai panašios į visą objektą. Ši savybė yra vadinama savipanašumu arba mastelio simetrija. Klasikinė geometrija, kurios mokomasi mokykloje, puikiai apibūdina apskritimus, kvadratus, kubus, tačiau yra bejėgė prieš gamtos formas. Kaip vėliau rašys pats fraktalų geometrijos tėvas, Beno Mandelbrotas, debesis nėra sferos, kalnai nėra kūgiai, pakrantės nėra apskritimai, o medžio žievė nėra lygi, žaibas nesklinda tiesiomis linijomis. Būtent šiai neapibrėžtai gamtos netvarkai apibūdinti ir gimė fraktalų geometrija, grindžiama algoritmais ir kompiuterių kartojamais skaičiavimais. Taigi, kaip gimsta fraktalas? Fraktalo esmė yra rekursija. Procesas, kai ta pati paprasta taisyklė yra taikoma vėl ir vėl, o kiekvieno žingsnio pabaiga tampa kito žingsnio pradžia. Paimkit lygiakraštį trikampį ir kiekvienos jo kraštinės viduryje nubrėžkite dar vieną mažesnį lygiakraštį trikampį. Ir tada dar vieną, tada dar ir dar. Po kelių dešimčių tokių kartojimų jūs gausite Kocho snaigę. Kocho snaigė tai yra figūra su begaliniu perimetru, bet baigtiniu plotu. Panašiai ir gimsta Šerpinskio trikampis. Kiekvienoje iteracijoje iš trikampio yra pašalinamas centrinis trikampis ir taip be galo daug. Įdomu tai, kad tokia figūra niekada nesibaigia keistis pačia savo esme. Kad ir kaip stipriai jūs priartinsit tą vaizdą, matysit tą patį raštą. Tai yra savybė mastelio simetrija, tarsi simetrija tarp didelio ir mažo, tarp mažo ir dar mažesnio ir taip neribotai. Ir čia ir kyla viena netikėčiausių fraktalo savybių. Jų matmuo nėra sveikas skaičius, nes paprastai dvigubai padidinus linijos ilgį, jūs gausite dvigubai ilgesnę liniją. Padidinus kvadratą 2 kartus, jis taps 4 kartus didesnis, tai yra 2 antrojo laipsnių. Kubą 8 kartus, matmuo yra 2 trečiojo laipsnio. Tačiau kai kurių fraktalų atveju padidinus mastelį 2 kartus, figūra padidėja, pavyzdžiui, 3 kartus. Tai reiškia, kad matmuo yra 1,585.
Gaunasi, kad fraktalas egzistuoja tarp dimensijų, daugiau nei linija, bet mažiau nei plokštuma. Šios idėjos ilgą laiką buvo laikytos matematikos pabaisomis iki pat 20-ojo amžiaus. Ir tada Bennett Mandelbrotas, gimęs 1924 metais Varšuvoje, žydų kilmės lietuvių šeimoje. Taigi, šį grožį sukūrė lietuvių palikonis. Vėliau, dirbdamas IBM įmonėje, kurie suteikė jam laisvę pasirinkti tyrimų kryptį, Mandelbrotas ėmėsi klausimo, kuris atrodė beveik juokingai paprastas. Koks yra Britanijos pakrantės ilgis? Na ir atsakymas, kurį jis pateikė 1967 metais publikacijoje, sukrėtė mokslo pasaulį, nes jis parašė taip: ilgis priklauso nuo mastelio, kurio matuojama. Kuo smulkiau įskaitomi pakrantės vingiai, tuo ji yra ilgesnė, o mastelį galima smulkinti iki pavienio akmens. Tokių pasikartojančių raštų negalėjo paaiškinti jokie tuo metu žinomi statistiniai metodai. Tad Mandelbrotas ėmėsi kurti naują matematinę kalbą jiems apibūdinti. 1975 metais jis pasiūlė terminą fraktalas, o savo tyrimus apvainikavo nuostabiai paprasta formulė Z lygu Z kvadratu plus C, šiandien vadinama Mandelbroto aibe. 1982 metais išleista jo knyga tapo viena parduodamiausių šiuolaikinės matematikos knygų, o fraktalų vaizdai netrukus papuošė drabužius ir muzikinių albumų viršelius. Kodėlgi gamta taip mėgsta fraktalus? Paparčio lapas, kurio kiekviena šakelė yra sumažinta viso lapo kopija. Brokolio galvutė, kurios kiekvienas gabaliukas yra mažesnė visos daržovės versija. Snaigė, kalnai, debesis, pakrantės, upių tinklai, visi jie apitiksliai yra baigtiniai fraktalai. Tačiau svarbiausia fraktalinis šakojimasis nėra atsitiktinumas, o efektyviausias sprendimas problemai, su kuria susiduria labai skirtingos sistemos. Kaip sutalpinti kuo daugiau paviršiaus ploto ribotoje erdvėje, neeikvojant per daug energijos? Čia yra labai geras ir tikslus klausimas. Tai medžio šaknis taip išsišakoja, kad galėtų sugerti kuo daugiau vandens ir maistinių medžiagų. Upės taip išsišakoja savo ištakose, kad efektyviausiai nuleistų vandenį nuo tam tikro žemės ploto. Žaibas ir įtrūkimai lubose taip išsišakoja, nes tai efektyviausias būdas išskaidyti energiją. Tiesiog kiekviena sistema ilgą laiką ieškodama efektyviausio sprendimo atrado tą patį atsakymą, kurio pavadinimas yra fraktalas. Tas pats sprendimas ir slypi mumyse. Suaugusio žmogaus plaučiams per valandą reikia apie 15 litrų deguonies. Jei tai būtų tik tais 2 paprasti balionai, mes niekada nesusidorotume su tokiu uždaviniu. Bet fraktalinis išsišakojimas leidžia plaučiams sutalpinti maždaug pusės teniso korto dydžio paviršiaus plotą, tuo pačiu gražiai susispaudžiant krūtinės ląstoje. Panašiai veikia ir mūsų kraujotakos sistema. Beveik 100 000 kilometrų kraujagyslių, sujungiančių kiekvieną kūno tašką su širdimi mažiausiomis įmanomomis sąnaudomis. Kai radijo astronomui Nathanui Cohenui buvo uždrausta statyti ant jo stogo anteną, jis sukūrė kompaktišką į Kocho snaigę panašią anteną. Ir paaiškėjo, kad ji yra ne tik tais mažesnė, bet ir veikia geriau nei įprastos antenos, nes gali priimti daug skirtingų dažnių vienu metu. Vėliau panašių principų remiantis Mengerio kempinės forma buvo sukurtas dar kompaktiškesnės antenos, kurios šiandien slypi daugelio mobiliųjų telefonų viduje. Turėkite omenyje tai. Medicinoje fraktalinė analizė padeda įvertinti audinių, tarp jų ir naviko kraujagyslių struktūrą diagnostikos tikslais. Taigi, ačiū visiems, kurie sudarote 3000 žmonių universitetą pavadinimu Trumpa fizikos paskaita. Iki kitos trumpos fizikos paskaitos. Iki.